Sveiki. Šiandien mūsų pokalbio tema – didžiausios gyvatės 25 metų katastrofos. Kaip žinia, egzistuoja 3 rūšių katastrofos. Tai stichinės nelaimės, piktavalių žmonių sukelti karais, supriešinimai žmonių, valstybių supriešinimai, badas ir taip toliau. Ir paties žmonių katastrofiškai paklydusių minčių sukurtos sugriauti gyvenimai nuo tų paklydusių minčių. Taip pat katastrofa, nes sugriauna pats žmogus savo gyvenimą. Metų pradžioje įprasta pamastyti apie ateitį, nes pasikalbėdami apie tai galbūt išvengsime pačios didžiausios nelaimės, kurių galima išvengti. Stichinėm nelaimėm mes įtakos žmogus negali turėti. Ne? Mes negalim ten sukurti nuo cunamio ten bangų užtvankų pastatyti, asteroidą nukreipti pro žemę, kuri vis skelbia, kad artėja ir taip toliau. Piktavalių žmonių taip pat mes nepasieksime. Jie egzistuoja nuo antikos laikų. Bet dabar jie ginkluoti ne ietimis, su bombomis, nuodais, psichokorekcijomis, kaip Brėdikis rašo, veikia per televiziją, Delfį ir taip toliau. Niekas nemasto bendrai, sakykime, kaip pakeisti tą asteroido kryptį, kad jis praskrietų pro žemę. O visi skelbia pertėjantį prie kažkokį kūną, kuris kels pavojų, kuris ten arti ir taip toliau. Kažkur buvo, Delfį nesenai buvo, kad prie Saulės atsirado žemės dydžio kūnas. Kaip veikia žmogų. Kaip veikia žmogų tokios nelaimių, kurių nėra, bet jau eina jo baimė apie jį eina žmogui. Neieško niekas, kaip sumažinti karo grėsmę, kaip sumažinti išlaidas karui, kurių taip reikia karui su skurdu, nelygybė, ligomis. Ne? Piktavalių žmonių sklaida apie grėsmės darosi vis piktesnės, vis aštresnės. O svarbiausia, ką mes galim pakeisti, padaryti, pašalinti, išvengti, tai paties žmogaus sukurtas tas mintis, tas negatyvas, kuris apnuodina jo visą gyvenimą. Priimdamas tas 2 katastrofas, peršamas mum apie tas pasaulio pabaigas ir taip toliau, žmogus kankina save, vargdina save. Ir kodėl? Ir man buvo sunku paaiškinti, lengva suprasti, bet kodėl tas daroma ir man padėjo suprasti, padėjo pajausti tą visą grėsmę ir esmę. Nesenai skaityta prieš 1000 metų atliktas žinomo gydytojo, mokslininko, filosofo Avicenos bandymas. Avicena paėmė, reiškia, 2 ėriukus, 2 mažus ėriukus, iš tos pačios bandos, tuo pačiu metu, padarė 2 aptvarus, davė geriausią maistą ir tam, vienodą maistą davė. Bet prieš vieno ėriuko užtvarą patalpino už stiprios tvoros, už aukštos stiprios tvoros patalpino vilką. Tas vilkas negalėjo jam įkasti, negalėjo jį pasiekti, ne? Jis saugus, bet vaizdas visą laiką ėjo ir tas ėriukas matė. Ir štai maitina, kaip sakau, vienodai, o tas su vilką matantis ėriukas silpo ir jo dienos greitai baigėsi. Jis turėjo visko, ir vandens, ir maisto, ir šiltą guolį. Vaizdas jį nukankino. Tai štai dabar tas Avicenos vilkas, dabartinis Avicenos vilkas, tai yra tos žinios, negatyvumo sklidino žinios. Delfį, smurto filmai, sakykime, knyga, kur aš sakiau, minėjau ne kartą, reiškia, ir kitos krematoriumo istorijos. Kapų planeta, ten mirties kvapas, minties užmuštyje, ir taip toliau. O tokio, vis iš visų pusių, reiškia, tie Avicenos vilkai šiuolaikiniai žmogų supa iš visų pusių. Jie nekanda. Jie jo nenaikina, jam duoda tą vaizdą, nuo kurio ėriukas nusilpo ir pražuvo. Tai štai karo nėra, o karo baimė nuolatinė, mums neleidžia atsikvėpti. Ne? Ta šiuolaikinis vilkas ne taip, kad jis būna, jis pats lenda į akis, į ausis, mes vis girdim ir mes tampam bejėgiai.
Kaip ir tas ėriukas silpau, žmogus tampa bejėgis, pirmiausia, kūrybiškai silpni tampam. Mes uždirbam duonai, puikiausia žaidžiam krepšinį, bet laimės mes nemokam sukurti. Mes silpni kūrybiškai nuo to iš visų pusių supančių Avicenos vilkų. Vat sakykime, telefoniniai sukčiai, kaip jie skriaudžia žmonės, kaip mes piktinamės jais, ne? Bet jie mažesni iš esmės, mažesni skriaudėjai, negu tie karo ateivių, ten ligų grasintojai, tai dar didesni sukčiai, jie atima mūsų laiką, atima mūsų mintis, mūsų sielą. Bet didžiausias skriaudėjai vis tik dargi ir ne jie. Didžiausias skriaudėjai esame mes patys. Mes žiūrintis, klausantis, domimės tais, norintys žinoti, va tai ir yra didžiausios metų katastrofos. Didžiausias ta katastrofa ir yra, kad mes nebėgam nuo to vilko, neužsimerkiam, neužsikenšam ausis nuo to šiuolaikinio Avicenos vilko, o mes norim jo. Mes žiūrim, nors tik dabar galbūt sužinojom, kad mes nuo to tampam silpnesni. Galbūt dėl to mums to Avicenos vilkų ir siūlo, kad būtume silpnesni. Pažiūrėkite jūs, pamastykit, ką darėt vakar, ką darėte dabar, ką darysite po mūsų bendro pokalbio. Bendrai, jeigu jau prisijungėt prie mūsų, žinot, kad aš galbūt tik pozityviai, ar ne, tai aš skaitau, kad su kuriais kalba mūsų klausytojai jau yra pusiau laisvi nuo vilko. Bet yra ir laisvų tikrai ir šiais laikais, ir aš labai džiaugiuosi. Nesenai buvau seminarą vedžiau Alytuje, Plungėj, Skuode, turiu tikrai mažiau kvietimų nei anksčiau. Po 1-2 į mėnesį, ne? Bet mane suranda mane nepriklausomi nuo to vilko. Vilkas aštrės, negatyvumas stiprės, bet ir daugės laisvųjų. Nes jeigu 10 kartų, sakykime, žmogus skaitė apie pasaulio pabaigą, apie 3 pasaulinį karą, kuris prasidėjo, kaip aš sakiau, bet likome gyvi, tai gal ir nustosim skaityti, gal tada žmogus prisisotins ir jau tada vėl ieškos grožio, gamtos grožio, bendravimo žmogų. Yra grožio pilnas gyvenimas, ir pilna gamta ir pilnas mūsų gyvenimas šiuolaikinis. Kaip sako, velnias bijo kryžiaus, o šių metų Avicenos vilkas labiausia bijo džiaugsmo, žmonių džiaugsmo. Vot jo ieškokim visur, knygose, žmonėse, gyvenime, taip toliau. Vat aš vienas mažytė smulkmena, kuri man davė didelį džiaugsmą. Aš jau grįžau į namus, vakarop, reiškia, ten gatvė pardavinėjai metų, aš nusipirkau medaus ir iškrito man moneta. Moteris eina su vaikučiu, 3-4 metų vaikučiu veža vežimėlyje, ne? Ji pakelia man tą eurą ir duoda. Aš tą eurą paimu ir duodu tam berniukui, 3 metų. Sakau, reikia turėti ir tau savo pinigų. O jis, kai nusišypsojo, kai nusijuokė, jis mojuoja man rankas, geros dienos, gerų švenčių man linki, ne? Ir aš jo negaliu užmiršti, čia buvo prieš savaitę. Man džiaugsmą davė visai savaitę. Vat aš prisimenu tą berniuką, ar ne? Vat ieškokim džiaugsmo iš tokių smulkmenų, kuris yra mažas džiaugsmas, o jis užpildo visą sielą. Vat ir sekančią dieną po to atsitikimo gavau kvietimą seminarų. Jau tikras džiaugsmas ir materializuotas tikras, ne? Vat ieškokim to džiaugsmo, bet aš tą kvietimą vėl priimu kaip džiaugsmą, kada visi žiūri ten krematoriumo istoriją, skaito ir negatyvų žinias, o kviečia pozityvumo energetiką, energetinio seminaro, pasveik gyvenimu, ieškokim gyvenimo džiaugsmą, ieškokim gyvybinės energijos, ne? Mane pakvietė ir aš, reiškia, jaučiu, kad aš esu reikalingas, kad mano mintis supranta, kad mane priima, kad ieško kažką. Taip, ieškokime ir jūs, raskime visur. Arba mes būsim kaip tie ėriukai silpnim, arba surasim džiaugsmą, surasim energiją ir būsim stipri, sveiki ir laimingi. Visada pabaigoje aš pasakau savo, kad vedu kursus, seminarus ir pasakau savo, apie tai aš daug rašau mūsų internetinėje svetainėje www.3žvaigždutės.lt. Telefoną taip pat galiu pasakyti, dabar jau 0 pradžioj sakosi, 86 87 147. Visada miela bendrauti, mažas pokalbis kartais taip pat duoda džiaugsmą, abipusį džiaugsmą.
Dalinkimės džiaugsmu kaip duona, kaip sakom. Būkite laimingi visais 2025 gyvatės metais. O gyvatė, sakykime, kad jį neša, gyvatė ant visų vaistinių, tarp kitko, ženklas, ne, kaip sveikatos simbolis. Ieškokim tuose gyvenimo nuoduose, ieškokim tos energetinės sveikatos, stiprybės, laimės. Būkite laimingi kiekvieną metų dieną. Susitikime 3 amžiaus universitetuose, bibliotekose, kursuose, bendruomenėse. Iki mielo pasimatymo. Gyvenimas yra gražus. Laimingai.